Pačiame Vilniaus pakraštyje Kairėnuose plyti didžiausias Lietuvoje Vilniaus universiteto botanikos sodas, kuriame nuo įspūdingų ir vienetinių augalų gausos širdis apsala ne tik gamtininkams ir augalų mylėtojams, bet ir eiliniam mirtingajam įkėlusiam čia koją. Vilniaus universiteto botanikos sodas, su pirma, kaip botanikos sodas, siūlo lankytojams didžiulę įvairovę augalų. Mūsų kolekcijose auga virš 10 000 pavadinimų medžių, krūmų, gėlių, lianų. Ir lankytinos teritorijos yra 30 hektarų, nors visas sodas užima 200 hektarų. Niekas nedraudžia lankytojams ir vaikščioti po visą teritoriją, tiesiog didžiausia koncentracija, sakysime, kur dabar mes esame, dendrologijos kolekcijose, 2 hektaruose auga 2000 pavadinimų medžių krūmų. Gėlininkystės skyriuje, ten 5 hektarų teritorijoje auga 3000 pavadinimų gėlių. Tiesa, augalų sodinukų čia neįsigysite. Botanikos sodas jau kelinti metai gėles ir medžius puoselėja ne prekybai, o tik lankytojų akių malonumui. Tad negalėdami parsinešti dalelės rojaus į namus, nepraleiskite progos nors akies krašteliu žvilgtelėti į įspūdingus žiedus. Kaip ir visoje gamtoje, didžiausia žiedų įvairovė yra pavasarį. Vėlyvą pavasarį, vasaros pradžioje. Tuo metu žydi rododendrai, tuo metu žydi alyvos, tuo metu žydi tulpės, tuo metu žydi daugybė augalų, kurių mes turime ne šimtais, o dešimtimis. Vasaros metu, ko gero, įspūdingiausios kolekcijos yra gėlininkystės skyriuje ir rožės. Rudenį, kaip jau minėjau, jurginų kolekcija. Bet kiekvieną praktiškai dieną, koks tai būtų metų laikas, mes turime daugybę žydinčių augalų. Tiesiog jų būna ne hektarai, o, sakysim, galbūt 10 kvadratinių metrų ar 100 kvadratinių metrų. Paprastai mes jau ypatingai akcentuojame lankytojų dėmesį, kai pas mus žydi bent vienos genties hektaras. Tada, aišku, labai stengiamės parodyti tą kolekciją, pasidžiaugti tų augalų, sakysim, įvairovę. Na, jeigu jau sukasi galva nuo augalų, spalvų, formų ir kvapų įvairovės, į botanikos sodą žvelkite kaip į kultūros ar aktyvaus poilsio vietelę, kur ir pasideginti, ir su vėjeliu pralėkti galima. Botanikos sodas įsikūrė senoje dvarvietėje. Mūsų Kairėnų dvaras rašytiniuose šaltiniuose minėtas 16 amžiuje, daug yra išlikusių tiek senasis parkas, tiek pastatų iš 19 amžiaus. Botanikos sodo erdvėse dažnai vyksta parodos tiek lauke, tiek muziejuje meno, sakysim, tapybos kažkokios parodos. Botanikos sode galime tiesiog kaip piknikų teritoriją išnaudoti. Turim specialias teritorijos, kuriuose netgi galima įsikepti šašlykus, stovi šašlykinės stacionarios, galima užsakyti karietą, su ją pavažinėti, galima užsakyti arklį pajudinėti, galima atvykti fotografuotis, nes tikrai tiek senajam parke, tiek kolekcijos yra daugybė gražių vaizdų, daugybė žiedų vasaros metu ir fotografijos būna įspūdingos. Beje, vaikštinėdami po botanikos sodą galite išvysti ir keletą čia vykusių menininkų simpoziumo dalyvių sukurtų eksponatų.